Get ready with me, varyti pasidaryti nagų. Žodžiu, aš turiu baimę riebaluotų plaukų, dėl to šiandien yra literaliai day 2 ir aš jau pajaučiau riebaliuką, nes tiesiog pasane plaukai linkę baisiai riebaluotis ir dar visi hormonai. Tai aš tiesiog prisidėjau belenkiek tą dry shampoo ir dėl to mano plaukai dabar tokie biški. Also, mano šitie lašės šiandien neįtina. Also, čia yra Liudviko maikutė, kai jam buvo gal kokie 7, man rodos, 8 metai ir man jį yra tiesiog perfect fit. Šiandien varau nagų, dabar varau ir tada po to galbūt mane mama pasiims ir mes varysime šopintis, tai kad šopintis tiesiog reikia šortų, kadangi mes išvarome rytoj į Italiją. Man rodos, aš jums šito net nesakiau, bet žodžiu, mes rytoj išvarom į Italiją kokiom 3 savaitėm, tipo labai ilgam, bet mes ten visur keliausim po tą Italiją. Bet žodžiu, tenais bus labai karšta ir aš turiu tai kelias poras šortų ir tiesiog sijonų, tai mes varysime su mama pažiūrėti dar kažkokių šortų, gal nusipirkti. O su rytoj grįžta iš Portugalijos Liudvis ir rytoj aš išskrendu. Pažodžiu, mūsų skrydis bus vakare ten be 10:08 kažkur vakaro, kas šiaip yra žiauriai weird. Aš niekada nevarau tokiu laiku. Mes neskrendam niekada tokiu laiku. Žodžiu, tai kadangi mes varysime vakare, tai dieną mes susitiksime su Liudviu. Nes I haven't seen him in 2 weeks. Ne, daugiau, beveik 3 weeks. Žodžiu. Ir aš galvoju, kad mes apšiai tipo nesusitiksim ir susitiksim jau, kai aš grįšiu dar iš Italijos. Bet pasirodo, mes susitiksim bent dieną, o Jėzus, čia yra too much. Realiai žiūri laukiu šitos kelionės į Italiją, nes pagaliau aš būsiu ten. Ta prasme, visą vasarą būti pale yra, oh my god, crazy work. Tai finally mes varysim ten, kur UV bus aukštesnis ir beveik kiekvieną dieną. Tai tas bus žiauriai nice. Žodžiu, kažkas negerai yra su mano lūpom, man taip jos skauda, jos netrodo, kad jos būtų pažįstas ar kažkas būtų ne taip, bet man taip jos skauda. Also, let me tell you something, šitie blushai iš L'Oreal, Lumi Le Liquid Blush, jie yra tokie nice, ta prasme, what? Reikia, aš galiu žiauriai daug uždėti ir atrodo, oh my god, that's too much, bet tipo, that's not too much, aš jums parodysiu. Tipo, pažiūrėkit. Boom. Like, hello, čia yra tiesiog perfect blushai ir tuo labiau už jų kainą, čia yra tiesiog wow. Man tiesiog yra wow, kad jie nėra patchy ir jie tiesiog žiūri gražiai atrodo ir labai lengvai išsiblendina. Iki mama ką tik padarė pusryčių, tai aš dabar subikinsiu savo veidą ir varysiu pavalgyti. Oh my god, laukite Italijos kontento, nes bus kontento belenkiek. Kadangi mes ten dar keliausim, mes nebūsim vienoje vietoje visą laiką. Ok, žodžiu, aš varu pavalgyti, tada grįšiu ir pabaigsiu savo make-up. Ok, aš ką tik pavalgiau ir pasidariau eyelinerį. Tai dabar man liko tik brows ir tada bronzerį uždėsiu. Kažkaip žiūriu, kad natūralus make-up išėjo šiandien, nors aš tą patį viską dėjau, tiesiog ne taip ryškiai gal. Bronzer ir brows yra done. Ir dabar uždėsiu biškį šitą blushą. Aš vis taip skaniai kvepia, kodėl Too Faced viskas taip skaniai kvepia, ta prasme, wow. O su dėl nagų, aš nežinau, ką aš pasidarysiu ir aš varysiu į naują saloną, kadangi mano Niltech išvarė atostogų ir jinai negalėjo man padaryti nagus. Tai ir aš jau galvojau, kad aš varysiu su jais, bet tada mama buvo tokia, jie yra žiauriai tipo long ir tą tiesiog jie lūž. Žiūrėjau tokia, okay, you're right, nes jie turbūt pradėtų atkibinėti ir panašiai. Tai. Ir dėl to aš užsirašiau į saloną, kur mama eina. Ir tenais laiko turėjo tik tie runneriai, kurie pradedantieji. Dėl to aš neprašysiu jokio dizaino, tiesiog, kad būtų, nežinau, clean nagai ir viskas. Okay, mano make-up yra beveik done. Okay, setting spray. Mano make-up yra done. Ačiū labai, kad žiūrėt, visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.